Prieigose yra nuostabi terasa, kurią mes po truputėlį išnaudojame. Ir šią vasarą susitikus su režisieriumi Justinu Kalinausku, kartu bendradarbiaujant, ėmėmės veiksmų ir pagaliau pradedam renginių ciklą. Esame menininkų sodelyje, naujoje Kauno menininkų namų kultūrinėje erdvėje, kuri veiks kiekvieną vasaros ketvirtadienį. Ir visą ateinančią vasarą 9 val. Ketvirtadieniais šioje erdvėje, šitame jaukiame sodelyje po medžiu veiks įvairūs kultūriniai renginiai, filmų peržiūros, akustiniai koncertai. Kultūringi bendravimai, pasišnekėjimai, menininkų prisistatymai, jų meninių programų įvairių. Taip pat tikiuosi, kad bus kažkokių spontaniškų, kūrybiškų pasirodymų iš atėjusių tarpo. Naujas kultūrinis taškas, ypatingai dabar, kai vasaros metu ištuštėjęs miestas, ištuštėjęs jaunimas ir tikriausiai reikalinga erdvė, nauja platforma, suburianti žmonės, suteikianti kažkokį kultūrinį produktą, kultūrinį veiksmą, inicijuojanti bendruomenę, inicijuojanti diskusiją, tarsi platforma žmonėm būt kartu ir džiaugtis vasarą. Lankom renginius kiekvieną ketvirtadienį 9 val. Čia lauksim ateinos. Iki. Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.